Antrą vadą, Suvalkijos 4 rinktinės kuopos iškilmingės ceremonijos žygiuotų. Žygiuotės vadas Arvydas Staikus. Kuopa! Lygio! Ramiai! Vadas. Įsakymas. Dėl Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos šaulių 7-osios kuopos atkūrimų. 2015 metai, balandžio 30 diena, numeris 66, Kaunas. Vadovaujantis Lietuvos šaulių sąjungos statutų 2 skyriaus 5 punkto, persižvelgdamas į Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vado Raimundo Martinkaičio 2015 metų balandžio 20 dienos raštą numeris 04-0426 dėl šaulių kuopos atkūrimų. Atkuriu. Nuo 2015 metų gegužės 16 dienos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos šaulių 7-ąją kuopą. Skiriu Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės šaulį Dainių Ragauską eiti kuopos vado pareigas. Tvirtinu. Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos 7-osios kuopos įstatus. Įsakau Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadui iki 2015 metų gegužės 29 dienos patvirtinti Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos šaulių 7-osios kuopos struktūrą. Pasirašau sąjungos vadas atsargos pulkininkas leitenantas Liudas Gombinas. Laisvai. Šaulių priesaikos ir jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija. Akivaizdoje prisiekiu. Būti ištikimas Lietuvos valstybei. Negailėdamas jėgų ir gyvybės, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę.